Savaitgalį Top Sporto lygoje baigėsi pirmoji šio sezono dviguba savaitė. Panevėžys priėmė Kauno Žalgirio futbolininkus. Į Aukštaitijos stadioną grįžę šeimininkai į priekį galėjo veržtis jau rungtynių pradžioje po Fausto Stepanavičiaus perdavimo. Iš dešiniojo krašto kamuolio į savo vartus vos nesiuntė Kauno Žalgirio gynėjas Jimenez Batraorė. Netrukus grėsmingą kamuolį į baudos aikštelės vidurį iš to paties krašto siuntė ir Domantas Vaičekauskas. Savo vartininkui pagalbos ranką pamėgino ištiesti Andrijus Karvackis, tačiau gynėjui Manfredas Lukiančiukas ištraukė raudoną kortelę, o Kauno Žalgiris jau pirmo kėlinio viduryje įgijo žaidėjo pranašumą. Visgi Černiausko auklėtiniai užgulti varžovų vartų nesugebėjo, o jau pirmos antrojo kėlinio atakos metu netgi galėjo patys atsidurti besivijančių kailyje. Visgi Salamono Kuadžio uždirbto 11 metrų baudinio Pavle Radunovičiui realizuoti nepavyko. Svečiai už neišnaudotą progą Vrabeco komandą nubaudė greitai. Grato Sirgedo gražiai kulniku paridentą kamuolį į Černiausko vartus pasiuntė Vilius Armanavičius. Grato Sirgedo galimybės smūgiuoti į vartus ir įvartis. 80 minutę idealią progą uždaryti rungtynes po Romualdo Jansono perdavimo turėjo Ernestas Budzilauskas. Nors saugas iš kelių metrų sukirto kamuolį į skersinį, per pridėtą laiką antrąjį įvartį į Panevėžio vartus mušė pats Jansonas. Čia buvo pačios sudėtingiausios, sunkiausios rungtynės mums. Per visą startą tai Panevėžys galėjo mus nubausti. Pačioj pradžioje pirmo kėlinio 2-3 tikrai geri momentai jiem buvo. Tai kaip sakiau, kad per pirmus turus, kad Fortūna mūsų nelepina, tai šiandien sužibo visom spalvom Vaivorykštės. Į pagrindinį miesto stadioną 8-ame ture grįžo ir Marijampolės Sūduva. Pirmo įvarčio ilgai laukti nereikėjo, jo autoriumi galingų smūgių į tolimą į vartų kampą 19 minutę tapo marijampoliečių gynėjas Uzo Čiukvu. Galiausiai rezultato lyginimu 69 minutę pasirūpino Saulės miesto komandos gynėjas Vytas Gašpuitis. Besibaigiant rungtynėms komandos apsikeitė keliomis pusprogėmis, tačiau rezultatas daugiau nesikeitė. Mums buvo labai svarbu šios rungtynės paimti taškus, todėl kad ir Sūduva gerai pradėjo sezono ir mums buvo svarbu realiai ir kovoti už taškus čia. Pirms kėlint išvis nepavyko taip sužaisti, kaip mes norėtų. Daug davėm Sūduvai padaryti su kamuoliu, jiem buvo 2-3 labai gerai momentai ir pralošėm įvartis. Bet antrų kėlinį mes padarėm korekcijos ir jau galėtų sakyti taip, kad mes sužaidėm tai, kaip mes norim. Šiaulius lygiosios pakėlė į 5. vietą. Tuo metu 3. kartą iš eilės taškus pabėrusi Sūduva krito į 4. Akistata su visada pasispartinčiais riteriais Andriaus Lipskio auklėtiniai pradėjo labai aktyviai. Jau 2 minutę Vilniečių vartininką perkelti pamėgino Deitonas Vinskus. Dar po 5 minučių varžovų vartų sargo budrumą tolimų smūgių patikrino Hirotaka Yamada. Antrasis kėlinys klostėsi pagal panašų scenarijų. Abie ekipos atlikinėjo pakankamai bandymų į vartų plotą ir šalia jų. Visgi vieną iš 11 smūgių į vartų plotą Džiugui įvarčių galiausiai pavyko paversti. Vilius Piliukaitis puikiai pamatė tarp linijų kertant Simoną Urbį, o šis tikslių smūgių į artimai vartų kampą pelnė antrąjį Džiugo pergalę lėmusi įvartį per pastarąsias 3 rungtynes. Po 3 pergalių iš eilės žemaičiai savo sąskaitoje turi 15 taškų ir žygiuoja 2. vietoje. Tuo metu vilniečiai išlaiko savo pozicijas 7. turnyrinės lentelės vietoje. Sekmadienį į pergalių kelią prieš Alytaus Dainavą galiausiai sugrįžo Gargždų Bangos futbolininkai. Afonso auklėtiniai įvartį galiausiai subrandino likus tik kelioms minutėms iki pertraukos. Kuomet po Vaido Magdušausko baudos smūgio kamuolį į vartus galvą nukreipė Deividas Malžinskas. 85 minutę intrigą rungtynėse tikslių smūgių mažino Pijus Rebalius ir nors netrukus Davorui Rakičiui galiausiai pavyko realizuoti vieną iš savo progų, tai nuo eilinio pralaimėjimo Sergejaus Kuznecova auklėtinių nebeišgelbėjo. Galiu pasakyti, kad tikrai ne pats gražiausias rungtynės buvo iš abudu komandos, bet svarbiausia šiandien buvo tos 3 taškas pasiimtus. Tai mes labai laimingi dėl to ir to karšto labai įtakavo, to 3 rungtynį įtakavo ir to žaidimų tokia atidarytų tiek vieną gynybą, tiek kitą. Šiandien sušypsojo mūsų, kad įmušė daugiau negu varžovų. Banga šiek tiek pagerino savo pozicijas. Į priešpaskutinę vietą nustumdama Panevėžį. Tuo metu Dainava su viso labo 1 tašku lieka paskutinėje lentelės vietoje.
Paskutinės ir centrinės Top Sporto lygos 8 turo rungtynės sužaistos Raudondvaryje, kur Kauno rajono Hegelman priėmė Žalgirį iš Vilniaus. Andriaus Kerelos auklėtiniai į priekį veržėsi jau 4 minutę, kai Lazaro Koježiaus perdavimą į baudos aikštelę sėkmingai uždarė Karlosas Diukas. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys ir įvartis Karlosas Diukas, legionierius iš Japonijos. Visgi šalto dušo pabudinta Žalgiris ir pas pradėjo regzti aštresnės atakas ir Hegelman labai ilgai džiaugtis pranašumu neleido. 26 minutę lygybę švieslentėje atstatė talentų duetas Motiejus Burba ir Gustas Jarusevičius. Galiausiai kauniečiai vėl veršėsi į priekį, o šį kartą tuo pasirūpino jau kitas Hegelman gynėjas Vilius Armalas. Ir įvartis, Vilius Armalas džiaugiasi. Skerlos komanda pati suteikė puikų šansą Žalgiriui dar kartą lyginti rezultatą, kuomet 76 minutę neapgalvotai baudos aikštelėje pasielgęs Nikola Džoričius įvažiavo į Patriką Matižonoką. Visgi Vilniečiams futbolo dievai nenusišypsojo. Atlikti baudinio stojęs kapitonas Ovidijus Verbickas kamuolį sukirto į virpstą. 85 minutę dar vieno šanso 1-1 neišnaudojo Ribeiro, o netrukus kitoje aikštės pusėje prieš save raudono kortelę išvydo Hegelman gynėjas Jonathanas Mulderas. O per likusias minutės Žalgiriui išlyginti rezultato nebepavyko. 5 pergalę namuose iš tiek pat galimų išvargę kauniečiai po jos susigrąžino vienvaldžių lyderių statusą. Ir artimiausius persekiotojus Telšių Džiugą ir Kauno Žalgirį lenkia 3 taškais. Už pastarųjų komandų nugaros pirmą kartą taškus namuose pabėrusi Marijampolės Sūduva. Už europinių pozicijų ribos rikiuojasi po 12 taškų turintys Šiaulių ir Vilniaus Žalgirio komandos, turinčios 3 taškų persvarą prieš Sostinės Riterius. Pačioje turnyrinės lentelės apačioje rikiuojasi vos tašką išvargusi Dainava, o į prieš paskutinę poziciją po 8 turo krito Panevėžys, į priekį 1 tašku užleidęs Banga. 9 čempionato turas penktadienį prasidės Žalgirio ir Panevėžio akistata.